Sveiki, į studiją sveikinasi brolis Tautvydas. Sveikinu visus atvykusius į stovyklą ir mūsų pirmasis reportažas bus apie jūsų atvykimą čia. Tai kiek numatoma stovykloje dalyvių? Pagal skaičius, kuriuos buvom susirašę iki šios sekundės, kai visi mūsų broliai ir sesės plūsta į stovyklą, mes turėtumėm turėti arti 200 stovyklautojų. Tai nenoriu sakyti tiksliai, nes būtų sunku ir apčiuopti šitą skaičių, gal bus daugiau. Tai su kokiais sunkumais susidurite registracijos metu? Su tikriausiai pačiu rimčiausiu, tai kad tėveliai užmirštas sveikatos pažymas. Tai čia turbūt pats rimčiausias, viskas yra sklandu, gerai, truputėlį reikia palaukti, bet visi kantrūs ir viskas gerai vyksta. Kaip vertina tėvus, ar jie nusiminę, ar kaip tik džiaugiasi, kai palieka savo vaikus? Tikrai džiaugiasi ir mes tą džiaugsmo priežastis, tai yra ir mums labai malonu. Supratau, ačiū. Tai pirmą kartą stovyklauja jūsų sūnus? Mūsų organizuotas stovykloje pirmą kartą. Ir kaip sekėsi rasti mus? Radom tai iš karto, pagal koordinatės labai lengvai ir... Ar nebaisu palikti vaiko savaitę pas mus stovyklai? Nemanau, kad jisai turi, matau, patirties tokiuose dalykuose. Taigi, ar visas pasiruošė tėvelio leidimus? Ne. Neleido tėvai į stovyklą. Tai jūs čia esate nelegaliai? Teisingai. Taigi, kaip lengvai radote mūsų stovyklavietę? Pasispaudėm ant nuorodos ir atvedė navigaciją. Labai lengva. Tai puikiai veikia. Gerai veikia, tikrai. Šį kartą labai gerai suveikė. Lengva buvo. Taigi, ar bijote palikti savo vaikus visai savaitį? Tikrai ne. Žinom, kur paliekam. 6 kartas, žinom, kur paliekam, kam atiduodam drąsiai. Kaip sekasi kontroliuoti visas mašinas ir visą įėjimą į stovyklą? Labadiena, tai iš tikrųjų eismas intensyvėja, bet kol kas susitvarkom, esam dviese, tai manau viskas bus sklandžiai. Ar mūsų skautų tėveliai nėra agresyvūs? Ne, kol kas pasiūlymų į galvą negavome, tikimės, kad viskas bus gerai ir nebus jokių incidentų. Kaip sekasi tvarkyti šitoje aikštelėje? Manau, viskas gerai. Ar yra kažkokių nesusipratimų? Ne, visi atvažiuoja iš tikrųjų kultūringi, tėveliai, viskas gerai. Tai agresyvumo požymių jokių nepastebėjot? Kol kas dar ne, bet dar ne vakaras. Kaip jūsų nuotaikos? Kam tai nauja, o kam tai ne? Pažiūrėkime, kaip mūsų stovyklautojams sekėsi įsikurti. Taigi, pabandykime aplankyti seses ir pažiūrėti, ką jos nusprendė ir kaip jos gyvens. Tai kaip sekasi įkurdinti vaikus? Kol kas laukiam, kol atvyks visi stovyklautojai, bet po truputį jau grėbiam šakas, nešiojam į šonus tam, kad pasidaryt, kur įsikurt ir pasistatyti savo palapines. Kaip tau šita vieta, nes tai nėra panašu į mūsų buvusią stovyklavietę? Tai, manau, yra šioks toks iššūkis mūsų vaikam, bet manau bus tik įdomiau ir būsim arčiau gamtos, labiau skautiškai aplinkoj. O kaip visa komanda jau susidirbote? Tikrai mūsų komanda yra labai smagi, didelė kompanija, tai manau tikrai nebus problemų susidirbant. Ačiū. O dabar pabandykime aplankyti mūsų aršiuosius vilkus. Eime. Tai kaip sekasi tvarkyti su vilkais? Nesiseka. Sekasi, šiaip labai faini visi, labai draugiškai, šiek tiek yra tokio nerimo, bet priimam ir mylim. Taigi su kokiom jų škadom jau susidūrėt?
Dar nesusidūrėm ir tikime išvengti tokių. Tai va, tikimės išvengti. Šiaip yra nuostaba, kad mėgame visi vienoj palapinėje, bet ne visi, kad po 10 mėgavome palapinėse, bet tikime šitą įskiepyti ir kad viskas bus labai labai gerai. Ačiū. Pabandykime užeiti pas brolius į pastaklę ir pažiūrėti, kuom jie gyvena nuo dabar. Stovykla įvyko didžioji rikiuotė bei šventos mišios. Pažiūrėkime akimirkas iš jos. Iš visų žemės pusių, iš toliausių jos vietų, eikit broliai prie mūsų, sudainuosime Lietuvą. Eikit sesės išglostysim, tarsi mes gini nersime, su pokšniais jos juoksimės ir su vėjais jos verksime. Taip dainuosim, kad keltųsi kunigaikščiai iš pilkapių, ąžuolai, kad atšaltų ir sapnai imtų pildytis, juk dainų tokių esama, jos per amžius išlieka. Eikim broliai ir seserys, sudainuokime, sudainuokime Lietuvą. Karžygiai ir artojai, partizanai, poetai, tiek už šlovę giedojo, tiek už aukų ralietė. Viename saulės blyksnyje, amžinojoj tėvynėje, mes visi susiimsime už rankų lyg giminės, kad gyventi galėtume po dainos bendrų stogų. Neišduokim, mylėkime savo Dievą ir žmogų, jų dainų tokių esama, jos per amžius išlieka. Eikim broliai ir seserys, sudainuokime, sudainuokime Lietuvą. Sudainuokime Lietuvą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susimatymo rytoj.